Žinomi Lietuvos vyrai apie tikrąjį moterų grožį. Kas jums yra graži moteris? Mano žmona. Graži moteris yra ta, kuri turi paslaptį. Šviečiantis moters veidas ir spindinčios akis. Graži moteris yra ta, kuri yra moteriška. Viskas. Tadam! Apskritai graži moteris yra ta moteris, kuri žino, kad ji yra graži. O moteris žino, kad ji yra graži tada, kai ji apsirengia taip, kaip ji nori, pasidažo taip, kaip ji nori, šalia jos yra džentelmenas, kurio ji nori, tada ji žino, kad ji yra graži. Mane visada žavi paslaptis moteriai. Ta garsioji moteriška paslaptis. Aš manau, kad pirmiausia graži moteris yra ta, kuri graži pati savo, kuri myli pati save ir kuri draugauja pati su savimi. Man graži moteris yra ta, kuri jaučiasi graži. Man atrodo, labai svarbu šiais laikais pasitikėjimas savimi. Vieną žinau apie moteris. Iš ryto nėra ko apsirengti, arba atrodau taip, kaip jaučiuosi, arba jaučiuosi taip, kaip atrodau. Man tai yra graži moteris, kuri iš tikrųjų yra graži ne tik tai išorė, bet ir vidume. Graži moteris man yra laiminga moteris. O kas yra laimės momentas sueina, čia yra skirtingi turbūt dalykai. Moteris, kuri tiki, kad yra graži, tiki savimi, ji ir bus graži. Kai matau laimingą moterį, matau gražią moterį. Ko palinkėtumėte kiekvienai moteriai? Mažiau dirbti, daugiau uždirbti ir mylėti save, o paskui ir kitus. Nes jeigu nemylėsit savęs, nemokėsit mylėti ir kitų. Linkiu išlikti savimi ir būti tikra moterimi. Visų pirma, aišku, turėti paslapčių, o kai tu turi paslapčių ir kai tu rūpinėsi savimi, tai be abejo atitinkama išvaizda ir tavo vidus matyti kažkaip tai dera ir harmonizuoja vienas su kitu. Ir va to ir palinkėsiu. Noriu palinkėti tapti kuo labiau savimi pasitikinčiomis, linksmomis, su daug šypsenos, daug energijos, kartais leidžiančiomis savo susivelti plaukus ir nieko nedaryti. Laimės ir sveikatos. Neprarasti alkanumo, štai ko aš palinkėčiau visoms moterims. Ir netiesioginė šio žodžio prasme, o kalbant būtent apie pažinimo džiaugsmą. Labai linkiu visoms moterims neprarasti alkanumo, norint pažinti pasaulį. Surasti tą aukso vidurį, jaučiuosi taip, kaip atrodau ir atrodau taip, kaip jaučiuosi. Tai yra pilnatvė, tai yra ir vidinis grožis, ir išorinis grožis, tai sėkmės ieškojimuose. Tai tiesiog nustokit save bausti, nustokit save kaltinti ir nustokit save teisyti. Todėl, kad jūs tuo ir gražios, kad jūs esat kiekviena kitokia, jūs esat su savo milijonų pliusų ir milijonų trūkumų. Todėl jūs ir esat moteris. Tai to ir palinkėčiau. Būkit savimi. Tegu šviečia jūsų veidai ir spindi jūsų akis. Būti tokioms gražioms kaip mano žmona.